O! Eksperimentai! Radom aliejus, šiandien eksperimentai bus su juo. Aliejus yra vienas šauniausių lietuvių parduotuvių turinių, kurį ten gali aptikti bet kuris žmogus, kuris nenori nieko. Man suplyšo pirštinės, ir kaip įdėmėsi, tai labai nesaugu. Moka taip? Ne, nemokom. Jums tik tai talentų šou. Dabar mokysimės. Prašyčiau eksperimentai. Man prašyčiau įpilti šitą indelį Vandens? 50 ml vandens. Ačiū. Tikiuosi, kad čia yra 50. Vienu žodžiu, kažką užrašė, bet mums tai ir nerūpė. Įpilam čia to vandens. Taip. Gražiai atrodo, jo? Nu, būna gražiau. Dabar reikia į čia įpilti aliejus. Galima įpilti jo atsargiai, galima neatsargiai. Galima tiesiog įpilti. Nu, aliejus tik jau. Aš pakad, aš turiu nagučius. Kaip gerai, kai darbo vietoje turime nuostabių laborančių, kurios turi patirtį tyrinėti aliejų, turi išmanimą ir sugebėjimą vykdyti tam tikrus pagalbinius darbus, be kurių vyras... Pilam aliejų vandenį. Pažiūrėkim, kas gavo. Kas iš to išeis? Šiaip visiškas klėdesys, ne? Aliejus į vandenį. Koks kvailys tai daro. Nu, mes taip darom. Viešpatie teisingai, tai aš. Dėkui. Oi, truputį daug įpiliau gal, bet gal ir gerai jums. Maistinių dažų. Prašau. Iš kur jūs ištraukit? Iš pačios brangiausios mano vietos. Palaukit, kas pačios brangiausia? Plaukai? Ne. Aš žinau, pas matė brangiausia yra blomba prie krūminio viena. Pažiūrėkite, pabandome dabar tų dažų. Dažai turėtų irgi būti sunkesni už vandenį, dėl to jie turėtų paimti ir paskęsti dugną. Gražiu lašiuku. Matote? O, įpilkime tų dažų, kad jie paskęstų į dugną. Kaip fainai. Mes dabar gaminame lavos lempą, kas gal atsimenu tokia 70 metais buvusi madinga daiktą, kada burbulai, tokies gražus spalvoti burbulai kildavo į viršų, leisdavosi, vėl kildavo. Mes pabandom ją pagaminti pigiau ir paprasčiau. Tai yra iš aliejaus, vandens, dažų ir kažkokio tai burbuliavimo sukėlėjo. Galima būtų įmesti alkaselterio tabletę, pavyzdžiui, jeigu namie turite problemų su alkoholio vartojimu ir rytais mėgstate gydytis tokiais vaistais, kurie burbuliuoja, tai galite įmesti juos ir viskas bus labai gerai. Mes pabandysime padaryti tai su vis dar pas mus išlikusių ledų. Mums nereikia daug. Gerai. Nereikia daug. Čia nedaug? Ne, čia daug. Mums reikia tik daug, tai mums tas aliejus išbėgs lauk, ką mums čia maudysime. Va, prašom, aš padarysiu. Gerai. Aš padarysiu. Įmetam vieną gabaliuką. Ir mes turime... Kaip fainai. Grožį. O, kaip gražu. Kas įdomiausia, šita lempa niekada nesuges. Baigs burbuliuoti, vėl nusistovės, vėl įmesit ką nors, kad burbuliuotų ir vėl burbuliuos. Ir... jinai gali veikti taip visą. Nu ir dar paprašai reiktų padėti kokią šviesą, kad... Taip, būtinai reikėtų padėti kokią šviesą. Nes tada nebebus lempa. Mes neturime jokios šviesos. Neturim ir nereikia. Turim kiaušinių, bet kiaušinių... Neturim šviesos. Ne, neturim. Žvakutę aš jūsų šviesa. Bet žvakutė bjauri, bet klausimas ir nešvies. Čia tavo? Taip. Laborantė paaukojo ir savo mobilųjį telefoną, kurio šviesytė šiuo metu šviečia ir šviečia. Ko tik nepadarysi dėl eksperimentų. Paskutinį kartą gyvenime. Viso geriausio. Prašyčiau, jeigu kada turėsit laisvo aliejaus, neišpilti jo, kur nereikia, o panaudoti jį grožiui kurti.